Gyvas padaras lošia kalį. Vyresnė sesė Anastina ir jaunesnė Mažulė sėdėjo virtuvėje po suglaudžiamu stalu. Puiki vieta, jei esi mažas ir trokšti ramybės. Juk tarytumei sėdi kambarėlyje visiškai vienas. Tik murklė, juoda katė, kada nekada užkrisdavo čionais ir meiliai prisiglausdavo prie Mažulės ir būdavo širdingai priimama. Anastina sėdėjo ir kramtė kasą. Taip ji visada darydavo, kai galvodavo. Mažulė, iki kalėdų liko tik 1 savaitė. Jei murklė nepasiskubins, o tai būsime amžinai nelaimingos. Mažulė išsigando ir išplėtė akis. Tikrai, Anastina, mudvi būsime amžinai nelaimingos? Kas padarys mudvi nelaimingas? Ak, tai tik sakom. Tada Rūšiai pasižiūrėjo murklį į akis ir pasakė. Tai kaip, susilauksi vaikų ar ne? O jei nesusilauksi, tada gali apskritai nebesusilaukti. Miau. Nekalbėk šitaip, Anastina. Gal tada ir nepasistengs. O man neapsakomai patinka kačiukai. Taip, kam jie nepatinka. Labiausiai iš visus luošį kalį. Gal eikime pralinksminti luošio kalio. Luošys kalis gyveno pačioje staraus namo palėpėje. Jam buvo 16 metų. Kai jis buvo vaikas, kartą labai susirgo ir po ligos jam atėmė kojas. Tai tikriausiai jam visą laiką reikėjo bent trupučio pralinksminimo. Jis dienos galėjo gyventi vienišas. Tuo tarpu jo mama valė kitiems namus. Atėjome tavęs pralinksminti. O, kaip miela. Pradėkit. Kaip manai, ar smagu, kad netrukus bus kalėdos? Na, taip. Na, taip. Aš manau, kad bus didžiai smagu. O kokios kalėdinės dovanos norėtum tu? Kaip paprastai gyvo padarėlio? Taip, gyvo padarėlio. Bet niekuomet negaus. Visai būna. Visai būna. O jei tu gautum gyvą padarą, kas tau labiausiai patiktų? Pavyzdžiui, katė, o gal šuo ar gyvačiukė? Ji raitytųsi čia luošiui kalį, o tasai nieko nepajaustų. Ne, gyvatės ne. Ne, bet katė ar šuo tai būtų... O gal tu vis dėlto gausi gyvačiukį? Bet pagalvok, koks sudėtingas padaras buvo toj murklei. Diena slinko po dienos, o kai teko nei girdėt, nei regėt. Ir štai, vieną dieną murklė dingo. Anastina ir Mažulė bergždžiai jos laukė. Murklė, Kai katė galiausiai sugrįžo, Anastina kumštelėjo Mažulę į pašonę ir didžiuoju pirštu parodė į murklę. Mažulė nesusigaudo. Aišku, kaip diena. Tada ir Mažulė pamatė, kad murklė atrodo visiškai kitaip. Ir tai galėjo reikšti tik vieną dalyką. Murklė susilaukė kačiuko. Bet kur jie buvo, šito vaikai nežinojo. Mergaitės ilgai ieškojo, bet niekur negalėjo rasti. Galiausiai Mažulė savo putniomis kojytėmis laiptais užsilipo į dirbtuvės palėpę. Pavojingas žygis, laiptai tokie statūs, o Mažulė tokia maža. Palėpėje buvo pridusa tuščių medinių ir kartoninių dėžių ir galybė kitokio šlamšto. O tarp drožlių dėžėje patogiai ilsėjosi murklė ir 3 mažutėliai juodi kačiukai. O kaip jas pavadinsime? Anastina žvilgtelėjo į biblinius pasakojimus. Šadrachas, Mešachas ir Abednego. Kaip tie 3 vyrai įmesti į liepsnojančią krasą.
Tai garsūs vardai. Šis su balta dėme kaktoj ir buša drachas. Jį ir padovanosime luošiui Kaliui. Taip, jis galų gale gaus gyvą padarą. Luošiui Kaliui reikėjo būti man bene visą kūčių vakarą. Jau man niekaip negalėjo pareiti anksčiau. Laikas linko taip lėtai. Pradėjo temti. Luošys Kalis jau ketino įžiebti žiburį. Tada išgirdo puikiai pažįstamą trepsėjimą laiptais. Vėl ateina angelėliai manęs pralinksminti. Taip, tarpdury tikrai stovėjo dvi angelėliams prilygstančios būtybės. Tikriausiai tik angelais būna tokiamis žibančiomis akimis ir tokiais apvaliais raudonais skruostais. Vienas angelas nešėsi degančią žvakidę rankoje, o kitas tintinėlę. Šviesa smagiai nutvieskė Luošio Kalio kambarėlį. Staiga atėjo Kalėdos. Tu gausi gyvą padarą. Atidėk, čia naiptol negyvatė. Tau nereikia jo bijoti. Luošys Kalis, kuriam taip patiko tas gyvas padaras, nušvitęs iš džiaugsmo prispaudė prie krūtinės mažutį juodą šadrachą. Nuo šiol jis niekuomet nebebus vienui vienas. Pabaiga. Smolando bulių gaudynės. Šis pasakojimas apie stambuolių bulių Adamą Engelbrechtą, kuris nutrūko seniai per Velyką. O gal jis buvo palaidas, gal ir ne. Taip dabar apie tai išgirsite. Kaip galvijas Adamas Engelbrechtas buvo tikras milžinas. Jis gyveno viename Smolando ūkyje kartu su krūva įmitusių karvių ir daugybė puikių veršiukų. Iš teisybės Adamas Engelbrechtas buvo malonus ir geraširdis galvijas. Malonus ir geraširdis taip pat buvo ir šerikas, kuris prižiūrėjo galvijus šiame ūkyje. Pavardę Svensonas. Toks malonus žmogus, kad sykį, kai Adamas Engelbrechtas netyčia užmynė Svensonui kojas, tas nesiryžo jo nustumti, stovėjo ramutis ir laukė, kol Adamui Engelbrechtui pačiam ateis į galvą mintis pasitraukti. Kodėl galvijas staiga įsiuto? Kodėl anais senais laikais per Velykas Adamui Engelbrechtui taip siaubingai sugedo nuotaikas? Šito niekuomet nesužinosime. Kad ir kaip tas būtų, Svensonas nesuprato, kodėl Adamas Engelbrechtas per patį giedrą Velykų rytą nutrūko ir nudundėjo tvarto viduriu, kiek įkabindamas ir taip klaikiai išvertęs akis, jog Svensonas nebedrįso sustoti ir paklausti, kuo Adamas Engelbrechtas nepatenkintas. Adamas Engelbrechtas griausmingai baubdamas lakstė iš vieno diemdaržio galo į kitą, o Svensonas stovėjo už tvoros ir graudžiai žiūrėjo į jį, vis dar vertėdamas iš baimės. Netrukus pasižiūrėti niršusio galvijo susirinko visi – ūkininko šeima ir vaikai, tarnaitės, bernai ir samdiniai. Ir netrukus kaimą apskriejo žinia. Bulius užtrūko iš aptvaro ir laipto lyg riaumojantis liūtas. Iš visų aplinkinių trobelių ir ūkelių žmonės rinkosi paksoti į keistąjį spektaklį. Kalis iš bertarpo atskubėjo vienas pirmųjų. Taip greit, kiek tik pajėgė įkabinti jo mažo 7-mečio berniuko kojas. Adamas Engelbrechtas jau buvo palaidas 2 valandas ir vis dar niekas neišmanė, kaip būtų galima jį nuraminti ir atvesti į protą. Ne, galva neneša. Tvarte ėmė mykti karvės. Man nebedumetas pietų melžimui. Tačiau kas drįstų pereiti per diemdaržį į tvartą? Niekas. O jeigu Adamas Engelbrechtas sugalvojo čia vaikštinėti ir siautėti visą laiką, kiek tik mes gyvensime? Kalbėjo vaikai. Liūdna mintis. Kaip tada būtų su gužinėmis, kuriuo mėgdavo žaisti diemdaržyje žiemos vakarais? Velykų diena slinko pirmyn, saulė švietė, Adamas Engelbrechtas niršo. Taip toliau nebegali tęsti. Tvarte pertvinkusiais tešmenimis mykė karvė.
Saulė švietė, dangus buvo žydras. Beržai skleidė pirmuosius susisukusius lapus, viskas taip malonu, kai būna per Velykas Molunde. Tad Adamas Engelbrektas suto. Ant tvoros apžargom sėdėjo Kalis. Menkas narglėtas torpuro vaikas, tik tai 7 metų amžiaus. Adamai Engelbrektai, ateik čia, aš pakasysiu to tarpuragį. Norėjo tai pasakyti, o iš tikrųjų pasakė štai taip. Adamai Engelbrektai, ateik čia, aš pakasysiu to tarpuragį. Mat jis mokėjo kalbėti tik Smolando tarme. Ir greičiausiai šią vienintelę kalbą ir suprato Adamas Engelbrektas. Tačiau net jei Adamas Engelbrektas ir suprato, klausyti nepanoro. Neketino klausyti, ketino toliau niršti. Bet be paliovos skambėjo tylus užjaučiamas vaiko balsas. Ateik čia, aš pakasysiu to tarpuragį. Galbūt ilgainiui ir nebuvo taip smagu pykti, kaip manė Adamas Engelbrektas. Ir Adamas Engelbrektas pradėjo abejoti. O kai pagavo abejonės, jis ėmė artintis prie tvoros, kur sėdėjo Kalis. Ir Kalis pakasė jam tarpuragę burtinais torpuro vaiko piršteliais. Be paliovos kalbindamas bulių maloniais žodeliais. Tuomet Kalis tvirtai sugrebė jam už nosies žiedą ir perlipo per tvorą. Ar tau galvoj negerai, vaikė? Suriko jam kažkas, o Kalis lėtai ir oriai nuvedė Adamą Engelbrektą už nosies žiedo tiesiai prie tvarto durų. Adamas Engelbrektas buvo stambus galvijas, o Kalis menkas torpuro vaikas. Ir jodu eidami per diendaržį atrodė labai graudžiai. Tie, kas regėjo, niekuomet nepamirš. Ispanijos bulių kautynių matadoras nebūtų buvęs pasveikintas garsesniais plojimais ir šūksniais, buvo pasveikintas Taip, garsūs plojimai ir šūksniai, nuširdžiai teiktos 2 kronos ir maišelis su 20 kiaušinių buvo jaunojo bulių tramdytojo atlygis. Taip, mes pripratę su galvijais. Visai paprasta paimti juos su truputį švelnumą. Taip, mes pripratę su galvijais. Visai paprasta paimti juos su truputį švelnumą. Tada jis apsisuko ant kulnų ir nucampė nuo bektarpą su 2 kronomis kelnių kišenėje, rankoje suspaudęs maišelį su 20 kiaušinių, labai patenkintas savo Velykų diena. Pabaiga. Princesė, kuri nenorėjo žaisti. Kartą gyveno princesė. Ji buvo vardu Lisalota. Vieną kartą atsitiko taip. Kodėlgi mano mažoji Lisalota nenori žaisti? Eik paskambink daktarui. Daktaras Hendrikas klauso. Mano dukra serga, su jokiais žaislais nežaidžia. Žinau, kas jai padės, skubu. Daktaras įėjo į kambarį ir išsitraukė vaistus. Imk, išgerk. Princesė išgėrė vaistus ir daktaras išėjo. Ir karalienė padavė Lisalotai lėlę. Imk, pažaisk. Lisalota perrengė lėlę iš žydros suknelės į raudoną. Tu tokia pašlykšti kaip ir buvai. Lisalota gyveno pilyje su tėčiu ir mama. Ir tarnaičių jiems netrūko. O ką jau kalbėt apie lėles? Jų ten mažiausiai trūko. Karts nuo karto tarnaitė bandydavo pažaisti su Lisalota. Bet Lisalotai atrodė, kad tai kvaila. Lisalota buvo vienintelis vaikas pilyje, todėl neturėjo su kuo žaisti. Niekad nebuvau už vartų, ar mane išleisi? Mums liepta tavęs neišleisti. Lisalota apsižvalgė. O, ten kažkokie maži varteliai. Prie
vartų stovėjo tokia pat maža mergaitė kaip ir Lisalota. Kas? Kodėl tu tokia maža? Aš ne ką mažesnė už tave, o jei būtų mano mažai broliuką, jis tokio dydžio. Beje, vardu Maja, atidarysi vartelius? Fe, tu žaidi? Iu. Tai nešlikštu, bet kai aš žaidžiu, tai aš taip žaidžiu. Tai įsileisti mane ir ne. Gerai, beje, mano vardas Lisalota. Štai, mano lėlė. Ji vardu Putana. Putana buvo medinė lėlė, su pieštuku nupieštomis akimis ir medinė nulaužta nosinė. Gal ir lengviau žaisti su Putana, pagalvojo princesė. Gerai, pažaiskime. Taigi, aš būsiu ponia. Tu tarnaitė, Putana vaikelis. Gerai, pradedam. Gerai, Maja, ką man reikia daryti? Aš ponia. Tai yra pirma. Antra, tave vadinsime Lota. Trečia, su poniomis taip nekalbama. Taip, ponia. Lisalotai pirma nekaip sekėsi, bet po to įsižaidė ir jai pavyko. Lota, aš einu į parduotuvę. Imk, pasirūpink Putaną. Gerai. Kai Maja išėjo, Lisalota padarė viską, ką Maja liepė. Ir kai Maja grįžo, Lisalota pamatė, kad cukrus tai yra paprasčiausias smėlis, špinatai, alyvų krūmų lapai, o gardus kepsnys tai yra medžio gabalas. Bet jai patiko visą tai įsivaizduoti. Tuo tarpu karalienė pasigedo Lisalotos ir visa pilis jos ieškojo. Lisalota! Galiausiai karalienė ją rado. Lisalota, mieloji, kur tu buvai? Mama, mes žaidžiam. Atleisk, bet reikia grįžti. Mama, kodėl tu mane nuperki tokios lėlės kaip Putana? Tokios nemačiau parduotuvėse, kur tau perku lėlės. Tu tai jos nori. Maja, mieloji, ar atiduotų mums Putaną? Ne. Lisalota turi daug lėlių, bet patik apžiūrėt. Na, gerai. Kai Maja įėjo į pilį, ji vos neapako, kiek ten buvo lėlių. Brunečių, blondinių, kalbančių, užsimerkiančių ir atsimerkiančių. Ir bet kurią tik duok mums Putaną. Gal galima. Taip, žinom. Maja nieko nebematė, tik tą lėlę. Ji paėmė ją į rankas ir lėlė ištarė. Mama, ji nuskubėjo ir net neatsisveikino. Maja, grįžk rytoj. Būtinai. Kurį vežimėlį man parink Putaną? O šitą. Labanakt, Putana. Nuo to laiko princesė labai daug žaidė ir jai tai labai pati pabaiga. Sesė ir broliukas. O dabar tau paseksiu pasaką, tada gal tam valandžiukė neišdykausi. Pradėk. Kartą gyveno karalius, kuris sėdėjo sostė su karūna ant pakaušio. Keista vieta laikyti pinigams. Savo kronus aš visuomet dedu į taupyklę. Et, koks tu kvailas, ne krona, o karūna. Šit kaip. Karalius turėjo mažą karalaitį. Vieną dieną karalius pasakė karalaičiui, kad jis greičiausiai sunkiai serga, nes labai blogai jaučiasi. O kaip karalius sužinojo, kad karalaitis blogai jaučiasi? Juk blogai jautėsi karalius. Tada taip ir sakyk. Kadangi karalius sunkiai sirgo, jis pasakė sūnui, jog tasai turi keliauti į tolimą šalį ir parnešti obuolį. Kažin, ar labai dera skinti obuolius,
jei jis toks ligotas. Tu išvarysi mane iš proto, juk karalaitis turėjo iškeliauti ir parnešti obuolį. Tada taip ir sakyk. Bet kodėl jis turėjo trenktis į tolimą šalį? Argi arti nebuvo jokio sodo, kur jis galėtų nueiti ir nukniaukti vieną kitą obuolį? Suprask, tai nebuvo paprastus obuolys, tai buvo stebuklingas obuolys. Ir jeigu kas nors susirgdavo, jam tai reikėdavo puostyti obuolį ir tučtuojau pasveikdavo. Manau, kad būtų taip pat pasitaisęs ir nuo trupučio ricino aliejaus ir neišleidęs brangiems traukinio bilietams, kad nukeliautų į tolimą šalį. Karalaitis nevažiavo jokių traukinių. Taip, kągi, plaukti laivu ir nepigiau. Jis nevažiavo traukiniu, nei plaukė laivu. Jis skrido. Lėktuvu? Jis neskrido jokių lėktuvų, jis skrido kėlimu. Susivaldyk, žinoma, tu manai, kad gali kimšti man į galvą bet ką. Bet tai buvo iš tikrųjų, jis tik tai atsisėdo ant kilimo ir ištarė, skrisk į tolimą šalį. Ir tada kilimas nuskriejo oru tolyn virš jūros. O tu tik šituo, aš tau parodysiu, kiek daug čia yra teisybės. Jis nušoko nuo sofos ir atsisėdo ant kilimėlio priešais židinį. Skris į tolimą šalį. Ką dabar pasakys? Taip ir žinojau, su kilimu net nenuskrisi pusiaukelis iki Silurtelijos, juo labiau iki tolimos šalies. Jeigu esi šitoksai kvailys, nebeseks jokių pasakų. Juk tai nebuvo štai toks kilimas, suprask, stebuklingas kilimas, naustas Indijos kerėtojui. Kuo jau čia skiriasi kilimas, ar jis naustas Indijos kerėtojui ar driočkių švedų? Daugiau neprieštarauk man taip kvailai. Kerėtojas, bei tas pats kaip burtininkas. Ir karalaitis skrido, kaip ir jie. Jis skrido. Taip smulkiai pasakoji, kad karalius spės kelis kart numirti ir iki karalaitis spės grįžti namo su obuoliu. Be to, aš manau, kad karalaitis keliaudamas namo sugriaužė obuolį pats. Aiškus daiktas nesugriaužė. Jis buvo labai mielas karalaitis. Ne toks kvailys kaip tu. Bet pirmiau, nei galėjo nusiskinti obuolį, jis dar turėjo įveikti tos tolimos šalies burtininką. Ir kiek raundų jo kovėsi? Nežinau, ką čia kalbi. Jokių raundų nebuvo. Mat, kaip tai jis iškart gavo nukautą? Supranti, kai karalaičiui galų gale pasisekė nugalėti burtininką, jis prispaudė obuolį prie savo krūtinės. Burtininkas prispaudė obuolį prie savo krūtinės. Taip, bet jis juk buvo jau miręs. Juk karalaitis prispaudė obuolį. Karalaitis prispaudė obuolį burtininkui prie krūtinės, kuriam gal tikrai būtų buvę geriau, jis būtų paėmęs obuolį ir iškeliavęs savo. Tu išvarysi mane iš proto. Karalaitis prispaudė burtininkui. Ne, ką aš čia kalbu? Obuolį prispaudė. Tomis savo kvailomis kalbomis tu mane tik paini. Neklausk žada. Aš tu papasakosiu, kaip buvo iš tikrųjų. Pirmiausia, karalaitis prispaudė obuolį burtininkui prie veido, o tada burtininkas paėmė kilimą ir prispaudė jį karalaičiui prie veido. Ir pasakė, skris į tolimą šalį. O tada karalaitis atsisėdo ant obuolio ir nuskrido. O iš paskos kilimas atjojo ant burtininko, kuris buvo toks liesas, kad atsigavo tik pauostytas. O karalius jau seniai miręs, nes tu pernelyg lėtai pasakoji. Prispaudę burtininką karalaičiui prie krūtinės ir tada kilimas suvalgė obuolį ir jie visi laimingai gyveno iki pat mirties. Niekuomet daugiau neseksiu tau jokių pasakų. Tikiuosi. Pasakojimas apie Samelagustą. Norėtume papasakoti apie mažą berniuką vardu Samelagustas
Tikrasis jo vardas buvo Samuelis Augustas, bet vadina jį Samalagustu, nes kas čia per vardas vaikui? Samuelis Augustas. Kai krikštijo Samalagustą, buvo tiek daug sniego, kad iki bažnyčios reikėjo tiesiog kastis. Tai bent įvykis jo tėvams. Keistas svečias. Samalagustas turėjo 4 brolius, o gyveno jie visai mažutyje trobelėje, joje buvo tik virtuvė ir vienas kambarys. Kai visi vaikai būdavo viduje, tai bent triukšmas kildavo. Viduje buvo židinys. Šaltomis žiemomis jis nuolat kūrendavas, o visi vaikai šildydavosi prie jo. Bet jis buvo be užkaiščio, tad židiniui užgesus, visa šiluma išeidavo pro kaminą. Iš vakaro tėvas pašildydavo prie židinio kaimus ir užklodavo jais savo vaikus nakčiai. Tačiau ryte būdavo taip šalta, kad norint nusiprausti, tekdavo kubile pramušti ledą. Samalagustas su broliai žiemą mėgdavo čiuožinėti didelėmis rogėmis, bet tie kalnai buvo vieni pavojingiausių Švedijoje. Ta vieta, kur jie čiuožinėdavo, buvo praminta sūrio pyrago žnyplėmis, nes sūrio pyragas yra šventinis Smolando valgis. Todėl tai buvo nuostabus pavadinimas, bet kalnai baisiai pavojingi. Labiausiai už viską pasaulyje Samalagustas norėjo porelės triušį. Jis svajojo, kad ši užaugę susilauktų jauniklių, o tada jis atidarytų veislyną. Jis taip nuoširdžiai troško triušį, kad tiesiog keista, kaip jie neišdygo tiesiai iki žemės. Vienas triušis kainuoja 25 eres, 2 triušiai 50 erių. Kurgi gauti šitiek pinigų? Tėvų prašyti nevalia, tiek Samalagustas žinojo. Todėl jis meldė Dievą, kad atsiųstų kokį milijonierių, kuris pamestų kur nors po 25 eres. Kartą sėdėjo Samalagustas prie kelio, kažką mąstydamas. Tik staiga išgirdo kanopų dundėjimą. Ir pamatė pirklio Sorensono prašmatnų vežimą, pakinkytą vienu arkliu. Pirklys važiavo į bažnyčią, bet prisiminęs, kaip sunku vežėjui vis atidarinėti vartelius, kurių pakeliui buvo gan daug, tarė Samalagustui. Gal norėtum pavažiuoti iki bažnytkaimio ir atvertum vartelius? Už kiekvienus vartelius duosiu 5 eres. Ar jis norėtų? O kasgi nenorėtų, jei gautų po 5 eres už vartelius? Žinoma, jei tik pirklys neapgaus. Taip, žinom. Samalagustas laimingas atidarinėjo vartelius, kol suskaičiavo 13 palaimintų vartelių. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Na, kiek išėjo? 65. Tai nepokštas. Ir iš savo didžiulės piniginės jis išsitraukė 50, 10 ir 5 erių monetas ir padavė jas Samalagustui. Samalagustas taip apsidžiaugė, kad net iki žemės nusirengė. Grįždamas namo, iš džiaugsmo jis šokinėjo per visus tuos 13 vartelių. 12, 12,
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kitą rytą jis išskubėjo į gretimą miestelį. Grįždamas Amalagustas buvo tiesiog išbadėjęs, nes išeidamas pamiršo pasiimti maisto. Užtat pintinėlėje nešėsi 2 baltus triušiukus ir jam dar buvo likę 15 ir likusių metų prabangai. Pabaiga. Vieną gegužės naktį. Vieną gegužės naktį. Lenos gimtadienis buvo gegužės mėnesį, per patį obelų žydėjimą. Visas sodas tada atrodė lyg obelų žiedų vandenynas. Tai visai suprantama, nes Lena gyveno obelų užutekyje. Ta diena, kai Lenai sukako 6 metai, į svečius atvyko teta Eva. Teta Eba buvo pakviesta kavos į sodą ir jis suplojusi rankomis tarė: "O, kaip čia pas jūs nuostabu!" Tada prisiminė, kad neatidavė Lenai gimtadienio dovanos. Tai buvo plonytė balta nosinaitė, išsiuvinėta kiauraraščiu ir su mezginiukais. Tokios nuostabios nosinaitės Lena nebuvo regėjusi ir labai ją džiaugėsi. Ta vakarą, kai Lenai atėjo laikas miegoti, mama apkamšiusi ją peržiūrėjo visas gimtadienio dovanėles, išdėliotas ant stalo vaikų kambaryje. Ir tarė: Saugok šitą nosinaitę, kad niekur nepragaištų. "Žinoma, saugos." Tada mama pravėrė kambario langą ir pasakius labanakt išėjo. Lena gulėjo negalėdama užmigti. Sode pradėjo temti ir net vaikų kambaryje galėjai suuosti obelų žiedų kvapą. Galų gale Lenos akys apsunko. Ji jau migo, bet staiga krūptelėjo ir atsisėdo lovoje. Ji išgirdo kažką verkiant. Nustebusi apsidairė į šalis, norėdama pamatyti, kas tai. Ak, ten ant palangės sėdėjo mažytė nuoga elfė. Ir taip raudojo, kad galėjo širdis plyšti. Raudo darėsi vis graudesnė. Galiausiai Lena tarė: Ko tu verki? Mažoji elfė išsigandusi pažvelgė į ją. Maniau, kad miegi. Norėčiau čia ramiai pabūti. Labai prašom, bet ko tu taip liūdi? Netušios suknelės. Šį vakar, kaip tik šį vakar, kai manęs labiausiai reikia ir neturiu. O kas atsitiko tavo suknelė? O kodėl tau jos reikia kaip tik šį vakarą? Kodėl? Todėl, kad šį vakarą mūsų eilė kelti puotą savo sode. Galiu viską tau papasakoti. Mes, šio sodo savininkai elfai, šiąnakt kelsim puotą elfų karaliui. Jis atvyks su visa palida iš savo sodo Gegužės gatvėje. Kas naktis lanko vis kitą sodą. Ir spėk kodėl. Jis ieško savo karalienės. Ir kaip tik šį vakarą neturiu suknelės. Juk negaliu šokti nuogutėlę, turbūt supranti. O kas atsitiko tavo sukneliai? Įsivėlė į rožių krūmą ir visai suskido. Neįmanoma pataisyti, o jau verčiau numirti. Na, nekalbėk šitai. Man nepaprastai patinka karalius. Be galo patinka. Ji atsistojo palangėje ir jau taikėsi dingti. Bet staiga suklyko ir po akimirkos atsidūrė ant stalo, kur buvo sudėtos Lenos gimtadienio dovanėlės. Kokia nuostabi medžiaga! Brangioji,
negalėtų man atiduoti šitos medžiagos? Neprašyčiau tavęs, jei man nebūtų taip svarbu, nes žinau, ką darysiu, jei nesutiksi. Čia mano gimtadienio dovana, bet kągi, imk. Negali būti, aš turėsiu nuostabią suknelę ir galėsiu šokti kaip ir visos kitos. Bet kaip tu spėsi ją pasisiūti? Pažiūrėk, ji pasisukiojo su nosinaite ir Lena nespėjo nė pamatyti. Štai Elfė jau stovėjo apsitaisiusi raibuliuojančią suknelę. Pūsta, su dailiu kiauraraščiu, siuvinėtų pakraščių ir mezginėlės. Lenai pasirodė, jog visoje žemėje nebūtum radęs gražesnės suknelės. Elfė šoko ant stalo ir juokėsi iš džiaugsmo. Mūja, mūja. Jie šaukė mane, jau turiu eiti, bet niekada neužmiršiu, ką dėl manęs padaryti. Niekis, džiugiuosi galėtume padėti. Sudie, mūja, tikiuosi, kad tau bus smagu. Su tokia suknelė tikrai bus. O ar nenorėtum žvilgtelėti į puotą? Galėtume įsilipti į obelį. Mieloji, ar manai, kad būtų galima? Paskubėk. Lena subirus apsėdė raudonus batukus. Tada išlipo pro langą. Visai šalia augo obelis, o tame medyje buvo šaka. Labai tinkama sėdėti. Lena ėmė žvalgytis pro obelų žiedus. Dar niekada taip vėlai nebuvo lauke. Visas sodas skendo sutemose, sklido nuostabūs kvapai, o žydinčios obelis baltuote baltavo tamsaus mėlyno pavasario dangaus fone. Staiga tolumoje pasigirdo trimitų garsai. Atsivėrė vartai, visos elfės pagarbiai nusilenkė. Pro vartus įžengė karalius su palida ir muzikantai priekyje. Oi, koks tas elfų karalius buvo gražus. Lena puikiai suprato, kodėl Mūjai jis taip patiko. Mūja irgi stovėjo tenai su nuostabiausia suknele. Niekas tokios neturėjo. Karaliui, aišku, irgi patiko Mūja su savo suknele, nes jis tuoj priėjo prie jos ir nusilenkė. Netrukus visas sodas pavirto šokančiu porų vandenynu. Jos skriejo žalia, lengvai tarsi vėjelis, bet žinoma dailiausiai šoko Mūja ir elfų karalius. Gyvenime būna labai šviesios naktis, lyg ryto silguoja naktelės žiedai, dangaus pakraščiais, skelderių baltųjų pilnas siūbavimo, kadagi paliausi širdelė manoji, siūbuoti naktelės žiedais, siūbuoti naktelės žiedais, naktelės žiedais. Lena nežinojo, kiek laiko ji prasėdėjo medyje. Tik staiga vėl išgirdo trimituojant. Puota baigėsi. Tarsi burtų lazdele pamojus. Viskas dingo. Karalius su palida, Mūja ir kitas elfas. Lena įsilipo pro langą ir susiraizgė lovoje. Tada ant palangės pamatė kažką baltuoja. Ten stovėjo Mūja, jos veidas neįprastai spindėjo. Ačiū, aš tokia laiminga. Pamatysi, jis ves tave. To aš nesitikiu, bet ir nesvarbu, net jei tapsiu elfų karalienė, niekas neprilygs šiai nakčiai. Tik kartą gyvenime gali būti toks laimingas, kaip aš dabar, tavo dėka. Elfė dingo. Tikriau sakant, nosinaitės dėka. Tarė Lena pati savo. Ji jau galvojo, kaip aiškins mamai, kad nosinaitė dingo.
Pasakysiu, jog atidaviau ją labdaringais tikslais. Lena užmigo. Kai pirmieji saulės spinduliai ėmė žaisti obelų žieduose po jos langu. Pabaiga.